galim vis daugiau mažai. Ne, nu tai su taurėm tai neisim. Yra durelės. Durelės yra, bet su tam taurėm. Ne, tai Pabūnam čia dabar labai geras. Tu labiausiai nuskiriaus tas... Nu, tai čia aišku. Aš labiausiai pasiruošęs girdėjau. Tai eina, Bilau. Ar čia? Ne, čia pagelbės. Čia, Jo. Aš treneriui norėjau tokį vieną padėkos raštą. Inicijavau, kad į gyvenimo pabaigą vis tiek daktarų tapau. Nu. Ne, nu mokytojas buvo geresnis visą Tai gyvenimą. šitą neužlenkti jau taip jau. Ne, Buvo jau čia maždaug. Ne, visą laiką buvo geresnis mokytojas. Nu, Tai kad mokytojas taptų daktaru, tai reikia dar vieną žingsnį. Tai čia dabar pirmą jau mes padėjom, kokių 2 mėnesių, aš manau, maksimum bus pati inauguracija. Tai mes vėl turėsim programą, mes jums išdėstam tą kepurę, ten medalį, visą kitą. O čia tokia, kaip buvusiam tos mokyklos absolventui, tokia padėkos raštas, bet čia pirmas žingsnis į garbės daktarą Tu sutikimą. matai čia? Pastanis Vitaitis, o aš vakar jį iškeikiau. Vėl? Tai dėl to. Bet jis turbūt nežinojo. Ne. Visų vardų didelis ačiū, kad esat. Ir dar iš abiejų teismų mums prašom. Ačiū. Čia jau dabar daktarų tapo, tai jau reikėjo... Dar netapo, jau senato išteikta, tik tai senato sprendimo dabar reikia. Tu žinai, Kaip pas jūs man, jie ten tą kepurę. irgi, tu žinai, kas yra, pademonstruosiu, su Aleksu to gal daktaru. Sumuštinis kazakiškai. Atsikandi, pastumi. Ir taip dar visą laiką mėsos gabalas stumė iki galo. Tai va Aleksas stumėjo 3 metus. Nes ne, aš čia, Stanislavėlis, aš sakau, klausyk Aleksai, man jau, sakau, labai jau kaklas spaudė. Kas atsitiko, serga? Ne, sakau, visą laiką reikia būt pasiruošti. Sakau, tai sėdžiu su kostiumu, su Tai po tą taurę, po kažkokį tą... Kas suorganizavo šitą šampaną? Bus blogai tikriausiai. Aš atsakingas už sumuštinius. Blogas? Ne tai, kad blogas, man atrodo, kad jau paskambino Jonai policijai. Juos visą kompaniją išgėrus, galit laikyti. Aš paskutinis važiuoju. Važiavau, gerai. Dabar aš noriu Aš pasakyti. visą laiką praleidžiu. Pro mano rankas, vadinkim, jeigu taip galime įsireikšti, praėjo tūkstančiai vaikų, žmonių, kurie dabar užima padėtis, kurie tikrai džiugina ne tik mane, bet ir daug žmonių. Praėjau didelį kelią su krepšininkais, turbūt su lengva atletika nebūčiau tau nukeliavęs, bet mano širdis visą laiką buvo su jumis. Ir turbūt išreikščiau visų nuomonę. Nebuvo mums gražesnio laiko, kai buvom nusintas. Tai jūsų vaikystė, mano, vadinkim, brandi jaunystė. Ir tikrai man buvo miela, aš nuvažiavau, čia turbūt parodys. Yra ten nuotraukos, kaip atrodo dabar nusėtos. Ir galiu pasakyti, nuvažiavau, širdį spaudžia. To takelio nėra jau į pliažą, apaugęs avirais, jisai toliau. Galvoju, dieve, nuotrauką pažiūrėjau. Tos pušys jaunos ir jūs vaikai. Na dabar dar kol kas turbūt dar ne vieno nėra, kuris senūko turėtų. 2. Yra? Oi, kas? Tai va, noriu išgerti už jūs ir už tą Dievo palaimą, kad aš turėjau jūs. Už jūs, ne. Ar mes jūs? Be jūsų turbūt nebūtume tiek pasiekę. Jau aš maždaug pasiekiau. Kažką aukščiau, ne? Iki čia. Kaip tas sumuštinis turėjai?
Nes aš atsakingas už sumuštinį. Įgydėjai kažko. Aš šampano ir girdėjau atsiliepimų. Čia vat Sakalausko tam sprinterį, tai su pavydu ir sutikau šitą Raudonikytę, atsimenu? Laima? Laima. Tai jinai, oi, jūs susirinkat, mes tai sako nieko. Tai vat. Dabar atsargiai Saulius ateina. Ja taip matau. Žiūrėk, Jonas. Sveiki. Nu kaip tu klausyk, tu formą visai nieko nesistarinėti. Genai tokie. Dėl to, kad aš rūpinuosi. Aš matau, kad čia ačiū savo. Valgyti neduoda. Čia kaip... Rankos neiškilusios. Savo rankos neiškilusios. Nemušiau per namus, neimti, nevalgyti. Aš pažadėjau parduoti patiems, parvešiu, tai žiūriu, kad mes negalėsim. Šapka, Mikalauskas ir įteikinėja medalis. Ir iš tos pusės duodu. Vieną, bet šitai vietą. Aš Lebinaitis ir Zaniauskas. Bus, nu ką? Kiek anakar buvo? Kur geriau. Tai čia tie, kurie iš Kauno tiktai, kad o ten bus daugiau. Atvažiuos, bet iškės iš kitų miestų. Aš tai labai daug. Tenisą gal pažaidžiu? Nepažįsit. Ką, stoj? Pasidarom kokią nuotraukėlę, toj pačioj vietoj. Žinai, tas buvo gumos bitų, net krautuoti. Atiesa, kur šitas? Ne, Romai. Kur finišavo manėžė. Nei Volskio, nei Šiaudo nerado, nei... Tarp kitko, negražiau pasakyti mano auklėtinis, bet aš nemačiau, nekart girto, bet sekmadieniais iš ryto matydavau Šilainiuose, ten tokia yra linija. Nu tai mes tada kalbėjom, ir aš taip nepaimiau telefoną. Tai va, šitų visų nieko nerado. Tarpulo reikia paaiškas, kad... Ir Henriko irgi nerado. Važiuojam. Aš pažiūrėjau nuotrauką. Dabar va čia Tai yra laiko, galima apeiti. Smėliukų irgi pasidaginti yra. Apsidės, jeigu gali gulėti. Mikalauskai. Mikalauskas. Excuse me, head coach turėjo accident. Važiavau tenai į šitą, į Dainų slėnį vadinamą Klaipėdoje tą estradą. Po 15 minučių jisai, wow, baisiai sunku, aš nežinau, jeigu būtų man Amerikoje taip dirbę, aš nežinau, ką būtų man pasiekę. Ir paskui atėjo, žinai, čia lieka abrasotas ir sako, o pas jūs valstijoje, ar yra džipšiokai? Yra 2000. Bet tai čia pragyvenęs 4 metus? Nu jo, jūs taip jau. Sako, yra 2000 litų. Negali būti, čia blangus karas. Sako, tai kom būsi Antanai? Aš būsiu dizaineris. Sakau, ko? Sakau, drabužių, interjero, eksterjero, sakau, skrybelių, kaklaraščių.
tortų. Aš viską galiu, nuo torto iki automobilio. Iki karo. Nu, tai jisai paskui pasirodo, 3 metus dirbo statybose Lenkijoje. Dizaineris. Tai statybų dizaineris irgi yra. Tai yra plytas kaip dėlioti, bet čia ne juokas. Režimą reikia Gražiai daryti. studijos. Ir aš nenubirsiu. Gerai. Senai nebeskraidavo, važiavo. Nes irgi jo, teisingai, dar senam terminale dar susitikdavom, o paskui viską. Naujam vieną kartą skridau su... Tai jūs iš tos Lenkijos seniai kalbėjote, tai ne? Daugiausia geras ir sargus šuo. Galytė turbūt, ne? Varką darosi. Jis už tai jas gauna. Taip, nelotų, neduotų. Ne, atvirkščiai. Aš irgi norėčiau. A, tai tavo Linutė atvažiuos ar nesakei? Jai taip yra. 20 metų kai baigus mediciną ir jai šiandien, kai tik susitikimas Žalgirio arenai su tais grupokais. Buvo ir ten mišios. Taip, daug bus. Nu, visas kursas ten jau. Daugiausia merginos, Bet galbūt atvažiuos vėlai, naktį vos. Tai Birkutė gal pasakyk, kad jie čia atvažiuotų visus susitikimas, jeigu merginų. Iš viso pulso įsirinks jo. Žinok, neprašaus. Nes tokia jau Dyta buvo trenerė, ne? Jau Dyta, man atrodo, šitas. Važiuoja jau. Čia treneriai manau. Aš tai treniruotė su apranga. Tai nuspėnį turėjau. Nieko tokio pasitaisysiu. Žiūriu, ką aš čia pažįstu, ko nepažįstu. Susipažink. Aš matau pažįstamų veidų ir ne visai. Nėra čia pažįstamų veidų. Tai nepažinau. Tai žinoma, aš Tomą jau iš balso pažįstu. Telefono kaip man. Čia jau pažįstam, toliau. Tadas. Kaip Eltonas Džonas. Tai o kodėl be merginų? Kad nelabai jau daug. Tu žinai, čia Jolanta kaip... Čia Jonas sakė, paskambins bus. Jolanta Išlaukta, ne Jonas. Leščinskas buvo futbolo. Sakėjau. Žaidė, o paskui treniravo moterų futbolo komandą. Ir Budanovičius rektorius. Draugas Leščinskai. Gavom raštą iš Olimpinio komitetą. Jis buvo taip pusiau šitas rusas, pusiau baltarusis. Moterų futbolas draugs Leščinskai nereikia. Olimpinis komitetas tai patvirtino. Sako, atsiprašau rektorius, sako, pas mane visos merginos. Žinai, Leščinskai ir merginų nereikia. Aš viską amortizuoju, aš viską. Viską kalbu, aš perėjau. Žodžiu, kavaras darykite man. Vienas gėris. Dėl mūsų sodo, ten yra Pasaičio sodas. Praeina mėnuo laiko, skambutis. Treneri, aš čia iš rajono, norėčiau pas jumis sportuoti 10-kovę. Sako, tai ką jūs galite? Nu tai aš čia nedaug, aš 111-4 bėgu, kurioj klasėje tik ką baigiau aš. Į tolį 6,50, rutulį 12 metrų, į aukštį 1,85 m, viską. Norėčiau pas jumis sportuoti, jūs toks žinomas treneris. Sako, žinot Vilnių? Ne, nežinau. Tai, o bokšto laikrodį atidavai čia, rodo, prie 9. O šitą tai aš žinau. Tai, sako, rytoj 5 valandą tenai ateisiu. Sako, Antanas, dar stoviu. Laukiu, piemuo, supranti, 15 minučių nėra.
ateina Radžiukynas, sako, Antanai, ką čia veiki? Nu, sako, pirmo paskambino, nori sportuoti. Tu supranti, 15 minučių. Einasi peklą, einam, nenoriu, tegul kas nelauksiu aš jau, kokio man nereikia, kad nepareiginga. Tai tas Radžiukynas. Koks nepareigingas, aš tai juk atėjau. Vienas. Ką dabar Radžiukynas teikia? Labai norėjom, kad spėtų iki šitos datos ir jau turėtumėm rankose bent jau sprendimą, kad mūsų mokytojai, vis tiek jis mokytojas buvo, bus suteiktas garbės daktaro vardas. Tai aš tą progą, bet iš principo gerai, mes dar kartą, kai jau inauguruos, dar kartą gal dar galėsim susirinkti. Tai aš dar kartą pasikartojau tą tekstą, kurį sakiau tada universitete. Šitą stadione. Buvo labai faina, kad Virgutė priėmė mus čia kaip vis tiek auklėtinė tavo mokytoja. Tai Virgutės prašym dabar, kadangi vis tiek yra tas kartų skirtumas, jauniausi, vyriausi, tai mes čia sėdėdami, kad kiekvienas kažką tai paskui pasakytų, prisistatytų, tai čia Virgutės tokia idėja, kad labiau tas susibendravimas vyktų tarp tų kartų. Nes teisingai treneris mokytojas pasakė stadione, kad sako, čia vienintelis aš jūs visus sieju. Tai dabar per tą sąsają kažkaip tai tokio daugiau bendravimo. Visiems labai gero vakaro, daugiau nešnekėsiu, nes tu sakė, jeigu daug kalbėsi, eisiu parūkyti. Gal dabar pavalgom pirmiausiai, ne? Jo, čia kas kaip? Pavalgom, paskui žiūrėsim. Jo, tai gal tada visi prašom užkandam, yra karšti paruošti, o paskui biškai pažiūrėsim trumpametražį. Jau užteks jau teisybė. Nerodė liežuvis gerai. O tie gerai buvo, prašau. Žinau, kai buvom tam antrajam tam organizacinio komiteto susirinkime, tam Mikavoje, tai sužinom, kad trenerio darbinė veikla susidėjo iš 2 etapų. 21 metai studijuoti lengvai atletikai, 30 metų studijuoti krepšinį. Mes, aišku, labiau žinom tą laiką, tos 21 metus, kurie anksčiau buvo. Bet iš to laiko prisimenam trenerį kaip žmogų, kuris sugebėjo, sakau, mums iškviesti tą sporto bacilą, apie tokį žmogų, kuris buvo lobynas, tiesiog visokių anekdotų ir įvairių linksmų atsitikimų. Ir jeigu ponė Tiščeskytė save vadino nacionalinė vertybė, tai nemanyčiau, kad būtų turėtų kažkaip kitaip vadinti poną Aleksandrą. Ir šiaip visą laiką buvo malonu kartu bendrauti, kartu būti, praleisti tos metus Dusetose. Man kažkaip labiau dar netgi ko gero įsirėžė visi buvimai Aluštoje, mūsų sportai, mūsų buvimas kartu. Labai džiaugiuosi, matomai mes visi džiaugiamės, kad atėjo tas laikas, kada turėsit garbės daktaro laipsnį. Labai pritarėm tam veiksmui. Linkim, kad jūsų gyvenimas gerai klostytųsi, kad būtų gera sveikata. Kad visą laiką išliktumėte toks pasilinksmas, kaip esate, kad būtumėte kompanijos dvasia. Ilgiausių metų po 2. Už jūs. Tai va taip. Prašau išgėpti. Ačiū. Dabar tas mūsų ačiū yra visiškai prasmingas ir taip sakant, sąmoningas. Anksčiau, kai jauni sakydavom, nes dabar patys per save viską perkošę, tik tai turbūt galime ir ką jūs darėte ir kiek jūs investavote į mus. Tai jeigu ne per tankiai, tai... Kaip pasižinėjau, filmuot sakė, ne, palauk. Ne, tai kas pasakė. Gerai, yra to laiko. Ir to laiko viskas. Aš nuo 4 klasės iki 86 metų. Labai ilgai. Bet jis mus užkabina ir pačius tos vyriausius. Nuo pačios ilgiausios. Aš ten buvau tas, kaip sakė, spaliukas pionierius atėjau, kaip buvau vyresnės.
kaip gedant, ten buvo Griška, atsimenu, mano laikais, kuriuose bėgiodavom su Zigmo Pupeikiu, ten aš iš paskos varydavau paskui juos ir paskui, kai pavaigėm jau pačioj pabaigoje. Tai tiek atminty yra išlikę, kad mes, kaip sakoma, su treneriu susigyvenom ir, kaip sakoma, jau paskutiniai metai buvo beveik kaip jau tapę kaip šeima, kaip jau atstojo ir tėvą, nes turbūt gal ir daugiau matydavomės kartu ir bendravom, negu aš namuose būdavau varžybos ir viską. Ir kaip sakė treneriui, tais laikais, kai aš pradėjau sportuoti, jam jau sakė, ką tu čia su juo prasidedi, iš jo nieko nebus. Bet, kaip sakoma, tas tikėjimas treneriui ir tas atsidavimas darbui, turbūt aš dirbau nemažiau kaip ir visi ir davė tą rezultatą. Ir už tai noriu padėkoti treneriui, kad visą tai man ateityje labai padeda. Ir šiuo metu dar Jono rekordas nepamuštas. Lietuvos rekordas priklauso Jonui. Aš daug pabėgęs, o šiaip šokinėjau jau tą įskolį, prišolį. Kas man atmintėjai, bet išliko va būtent 6 metus lankiau. Ir kaip sakau, paauglystės metais būčiau tiek neištraukęs, bet ta įvairovė treniruočių. Aš dabar atsimenu, kai mes visi susirinkdavom ir išdalindavo treneris visiems lapelius. Ir kiekvienas kažką daro individualiai. Visi skirtingai, kažkur įsimėto įsiprasta, kažkas kažką daro, nei tu esi kontroliuojamas, nieko, tu dirbi savarankiškai. Tai reiškia, kai visi kiek laiko apie tave galvoja. Sėdi savo laiką greištą, rašo, galvoja, kas tau, kur tu rasi vėl. Nei tėvas, nei motina tiek negalvoja. Pasitikėjimas atsimenu, labai patiko, kai treneris slėpdavosi, rodiklės visokias piešdavo, mes jo ieškodavo žolinę. O žolinę jo, ten vaikščiudavom tą Mickevičiaus slėnį. Tai va sudarė milicininkas. Gertų, kurių nėra. Išvardinsiu, nebėra Zigmo Pupeikio, vis tiek buvo ilgus metus Lietuvos rekordininkas estafetėj 4x400. Nėra Richardo Pupeikio, buvo vienas iš geriausių šuolininkų į tolį. Jeigu kas prisimena, manau, kad nelabai, buvo pas mane tokia 21 graži mergaitė, jeigu atsimeni, turbūt Sonata Pranculytė, tai jinai 25 buvo. Irgi papuolė vargščia po mašiną. Buvo 21 Dalia Čeičytė, prisimenat, tokia ilgom kasom. Buvo stovykloj, turbūt prisimenat, turėjau vieną užsienietį, tai prisimenat, buvo Povilas Vargo. Irgi jo sutikau jo giminaitį, nebėra jo. Sakant, visi jie buvo tikrai daugiau ar mažiau mūsų šeimoje. Šitą šeimą aš labai gerbiu, man jūs labai brangus. Tikrai gal Kęstutis sako, aš apie kiekvieną galvojau ir jeigu prisimenat, nėra jūsų treniruotėj, neturėjom telefonų, eidavau į mokyklą, laukdavau kada pertrauka. Ir su to abiem Pupeikiais buvo daug irgi praleista laiko. Tai tylos minutė, tie, kurie išėjo, pagerbkime juos. Ačiū. Aš labai trumpai pasakysiu. Šnekėjau stadionė dabar. Pradirbau su beveik krepšinį su visom įžymybėm. Daugiau ar mažiau buvo ir jie man brangus. Gal tramplinas į pasaulį buvo jie. Kada man reikėjo išeiti iš lengvosios atletikos ir kada man tiesiog, kaip pasakyti, paprašė, man buvo didelis toks pasitenkinimas, kad manim būtent pasitikė, kada paprašė, jau 4 metus treniravau jūs ir 4 metus kaip hobį buvo
krepšinis, kada paprašė atlikti reabilitaciją Arvydui, bet pasakė, taip, tu apsispręsk. Galiu pasakyti, 2 savaitės davė apsisprendimui, tai per tas 2 savaitės 2 kartus buvo prisigėręs. Galvoju, gal kas nors išaiškės, atsikeliu, dar sunkesnė galva, dar man daugiau minčių. Man buvo jūsų labai gaila, man įdėta tiek darbo. Jūs buvot man tikrai, kaip sako, kiekvienam raštelis, kad į varžybas, kada ateit, kada susirinkimo vieta, kada kokią rungtį, nueidavo pasižiūrėti į mokyklą, kaip ten sekasi, ar ten, kurie pas mane lankė, ankstesni buvo 54-5 metai, eidavo sekmadieniais į pas tėvus, ten Šančiškiai, daugumoje tokia šeimos tokios jau buvo rizikos laipsnio. Labai patikdavo, kad aš treneris ateina, domisi. Aš gyvenau jumis. Man sekmadienis buvo bloga diena, nes nėra treniruočių. Aš kiekvieną jūs neprisimena dabar, turbūt smulkmenų, aš prisimenu visus. Nuo smulkmenų iki to, kaip aš mokiau Dosiną į aukštį ir kada aš priverčiau jį nusipirkti už savo pinigus startukus, tam, kad jisai neplėšytų šitus, nes jisai prieš pat su mosto koja braukdavo per žemę ir nosis po 2 treniruočių būdavo kiaura. Tai per šapką gavau Puma startukus ir padėjau dar tokius specialiai, kad peržengtų tą pagalį, kad nebrūžintų. Nu, žodžiu, sėdėjau galvojau, kaip kuriam padėti. Man jūs buvo brangus ir kaip sportininkai, ir kaip žmonės, ir liko tokie. Tikrai, galbūt aš perlinkiu, bet galit paklausti su krepšininku visą tą šeimą, kur aš susijęs, su jaunės vidės. Aš apie jūs kalbu su pasididžiavimu, su pavyzdžiu, džiaugiuosi jūsų pasiekimais, kad tikrai vieni pasiekė iki ministrų ir vertybinių popierių komisijos pirmininkų, ir farmacijos valdybos, ir verslininkai, bet visi likot labai gerai žmonėmis. Nenoriu aš čia pasakot pavyzdžių. Pasakiau aš, kai buvo ministras, Raimondas padovanojo jam kamuolį, atėjome Santariškės. Prašo Rūbininko, kokių 40 metų. Rūbininkas sako, padėkit prašau kamuolį. Mes daiktų nesaugojom. Sako, kaip nors padėkit. Aš jums dar kartą kartoju. Tai Raimondas sako, tai gerai, rasiu, tai rasiu. Aš atėjau ir galvoju, togi ministras galėjo pasakyti, pakvieskit man čia administratorių. Tai nepadarė. Sako, nežinau, koks tu ministras, bet žmogus tu likai puikus. Paskambin ir padėti. Ir visi. Ir tikrai aš jumis sutinku ir apie jumis galvoju ir dabar prieš tą susitikimą pasižiūrėjau nuotraukas. Ir pergalvoju, gal šitam per mažai dėmesio skiriau, kad tarkim ten toj dešimtkovėj Tautvydui. Gal eidavom kaip kokia nors pasileidusi merga su Gediminu, tai Ietį pas Celiešių, tai pas Varnavičius ateina, tenai diską pradeda su keiksmažodžiais, sako, Mindaugai, ką tu darai? Sako, matai, tu per daug gražiai kalbėjai. Sako, jam ne, o kai pradėjau su keiksmažodžiais, pažiūrėk, sako, jaunuolių net akys nušvyto. Atsimeni, ne? Toliau nenukrito. Sako, net akys nušvyto. Ir kiekvienas, man atrodo, brangus. Ir aš džiaugiuosi, prisimenu ir pasakoju, kaip Gediminas atvažiavo į Lūštą su diplominiu darbu ir tenai į dieną 3 treniruotės. Nu, kiekvieną aš atsimenu, kaip aš dar kovojau, kad neišeitų iš sporto ir Dainius. Kalbėjau su tėvais. Rūkyti pradėjau. Nu, tai... Kas teka? Nieko. Bet sakau, apie kiekvieną aš jūsų galiu pasakyti, man jūs visi labai brangus, visi mėly, daugiau ar mažiau sportavot, pasiekėt kažką tai sporte, nepasiekėt, bet aš džiaugiuosi, kad jūs išlikot nuostabiai žmonėms. Ir jeigu aš nors kiek prisidėjau, kokiu tenai 0,5%, tai aš esu laimingas. Dabar pasižiūrėsime filmuką. Gerą prisiminti. Romai, po to galvoju. Tai čia trenerių tiek pripasako. Miriam tenai, paklausk. Kaip tenai jisai
sugalvojo tą objektyvą į akį kišti. Sako, žino tokį olimpinis irgi sportininkas Lietuvos Bičiulaitis. Ir jį pasikviečia į Kūno kultūros akademiją ten skaityti kažkokį, jis išlošė tą ir atsistoja, pasiima tą raštą ir... O... Nusikabėžė. Čia olimpiniai žiedai. Tai arba yra Turi būti jo vienas per kitą. Dėmesio visiems. Linksmas žmogus. Persirinkit visi sportinę aprangą. Greitai. O, vėl rengiasi. Kas čia dabar? Firminės Kosauskės estafetės. Eik tu, žinai kur. Ar prisimenat estafetės? Pirmą kartą matau, kai treneris neparuošęs nei sporto įrenginio būdavo eina, bet ateiname treniruotę, jau viskas sustatyta. Pala. Mane kas nors prašė? Nu jau pats susigalvot galėjot. Ot kadangi tu tai pasakei, Pats ir organizuoja. man duoda 5 minutės. 5 minutės. Bet jūs palauk, ar jūs galėsit ką padaryti po to? Bet taip, treneris, su galva. Tai aš nesuprantu, kodėl jūs čia stovit. Aš čia Jie jau žali. Nu tai ką, O tu irgi žalias. kas turite kokius treningus, Baisu. ir kažką. O laus, da? Valandą laiko. Va, baseinas paruoštas. Baseinas paruoštas. Žiūrėk, kaip organizuotai visi. Galima jūs labai... Ragai geri jūsų labai. Ne. Čia pas mane, kad galvos nesigautų. Labai. Duok dainasai man dar raktus, aš einu pasiimsiu savo tašką. Čia dainasai. Čia